Labą dieną. Na, visi ražmonės, viskas gerai, ne? Tai pirmiausia, kaip visada, pasisveikina mūsų gražuoju eilėraštuku. Naktį pakeičia dienelė, verksmą pakeičia dainelė. Ruda lapas, žalias lapas, sniego kvapas, šilo kvapas, po žiemos gėlė pražysta, paukštis lizdą atpažįsta, po žiemos balsi lapeliai, saulei žildantys upeliai, šiam pasauly iš tiesų, kaip gerai, kad aš esu. Ir kas norėtų pristatyti mūsų šiandienos kalendorių? Elija, prašau. Šiandien yra pavasaris, kovo 28 diena, ketvirtadienis. Taip, ir šią savaitę priminkit, apie ką mes kalbame. Apie sekų medžioklę. Taip, mes šią savaitę medžiojame sekas, ar ne? O tai gal jūs galite pasakyti, kas yra ta seka? Kur vienas žmogus eina ir už to žmogaus kitas žmogus eina. Taip, vienas paskui kitą, bet gal nebūtinai žmonės tai gali būti. Kas gali būti? Žaislai. Kas dar gali? Kiaušinukai ir kiškiai. Taip. Tai čia jūs išvardinote tuos dalykus. Ir raidės. Taip, tikrai. Ir Taip. skaičiai. Mhm. Ir rankos. Ir veidai. Gerai. Tai jūs išvardinot visus tuos dalykus, iš kurių mes kūrėme šią savaitę sekas kitomis savaitės dienomis. Taip, pirmadienį, antradienį ir trečiadienį. O šiandien jau yra ketvirtadienis, tai šiandien mes išbandysime dar kitus sekų kūrimo būdus ir jūs gebėsite sukurti 2-3 kartus pasikartojančią seką iš paveikslėlių vaizduojančių įvairaus amžiaus žmones. Tai dabar mes ir pakalbėkime apie tuos žmones ir ką reiškia tas žodis amžius. Kaip jūs galvojate? Ką reiškia žodis amžius? Gyventi. Panašiai. Gyvenimas. Taip, žmogus gimsta ir jis pradeda gyventi ir amžius tai yra tiek, kiek žmogus nugyveno metų. Taip, tai yra žmogaus amžius. Kiek žmogui yra metų, toks yra to žmogaus amžius. O dabar dar jūs man pasakykite, kokios šventės čia mes dabar laukiam? Velykų. O tai Velykas švenčiame vieni? Ne. Su draugais? Taip. Su svečiais. Arba su dieduliais. O kas? Su močiutėm. O kas? Su tėveliais. O tai kas tai yra močiutės, tėveliai, Žmonės. vaikai? Ką jie sudaro visi? Sesės, broliai. Ką? Aplink. Sakyk. Švenčia šventė. Bet kaip Aplinka. visa ta bendruomenė, kaip vadinasi? Aplinka. Ne. Šeima. Taip, teisingai, šeima.
dabar man pasakykite, štai mes čia turime plakatą ant lentos, kaip jūs galvojate, kur yra žodis šeima šitame plakate? Kur? Vidury. O iš kur, kaip tu sužinojai, kad čia yra žodis šeima? Nebuvo pirma raidė. Pirma š, teisingai. Taip, štai čia yra parašyta šeima. Ir dabar mes kursime Šeima. mąstymo žemėlapį, kuriame išsiaiškinsime, nuo ko prasideda, kokio amžiaus prasideda žmogaus gyvenimas ir kokio amžiaus jau sulaukęs žmogus baigia savo gyvenimą. Ar ne? Tokią pat sukursime žmonių amžiaus seką. Kadangi jau mes tas sekas medžiojam, ar ne, šią visą savaitę, tai dabar irgi truputėlį pabandysim tą padaryti, tik kitaip. Tai dabar turime šeimą. Tai nuo ko žmogaus gyvenimas prasideda? Nuo gimimo. Taip, jisai gimsta ir kas jis tuo metu būna, kai gimsta? Kūdikis. Taip, o kaip jūs galvojate, kur yra šitame žemėlapyje, šitame plakate parašytas žodis kūdikiai? Viršui. Nu, ateik, o galim parodyti. Tai galvoju ten. O iš kur sužinojai? Nes kaip pirma raidė. Pagal pirmą raidę. Taip, o kūdikiai dabar, žiūrėkit, čia dabar šitam plakate yra kol kas tik tai užrašai. Bet mums dar reikėtų čia ką priklijuoti? Šeimas. Žmonės, taip, nes mes dabar tik turime užrašus. O kūdikiai tai būna, taip, jie būna mergaitės ir berniukai. Ateik, berniukai, dabar tada tu surask štai čia tuos kūdikius. Aš nežinau, kaip tie kūdikiai atrodo. Nežinai? Aš noriu, kad jūs man parodytumėte. Ir tada priklijuok ten, kur užrašyta mergaitė. Mergaitė. Iš kur sužinojai, kad mergaitė? Palaukit. Turėkite kantrybės. Taip. O kadangi mes kūrėme žemėlapį, tai kad dabar jau gimė kūdikis, taip, ir toliau keliauja, jisai auga ir tampa kuo? Vyru. Ne. Vyru. Ne. Mergaitė. O tai kas tai yra? Biškį mažesnis. Kas tai yra? Biškį didesnis. Tai kas tai yra mergaitė, berniukas? Ne. Metai. Dabar kas jūs esate visi? Vaikai. Taip. Tampa kūdikiai, tampa vaikais. Tai vadinasi, mes turim priklijuoti rodiklę nuo kūdikių iki vaikų. Ateik, Monikutė, priklijuosiu rodiklę dabar. Priklijuota. Kaip dabar tą rodiklę klijuosi? Va taip, nuo šito žodžio, nuo kūdikių iki vaikų. Ne, nuo kūdikių, va čia reikėtų rodiklę klijuoti žemyn. Va čia lipni va šitą vietą, tai va, gerai. Gerai, tai dabar jau gali atsisėsti. Dabar vaikai sakom, taip. Na ir kas tie vaikai? Broliai ir sesės. Mergaitės ir berniukai. Jau truputį paaugę, ar ne? Tai dabar ateina pas mane Lukutis, Lukutis čia žiūri nuobodžiauja ir suranda vaikučius. Kur tu, kaip tau atrodo, kur čia yra vaikučiai? Tai paimk dabar šitas mergaitės dvi. Ir štai va, čia yra žodis mergaitės, tai reikia tau priklijuoti tenai šitas dvi gražius. Ne ant žodžio, bet kur kažkur pašonė, viršuje ir apačioj to žodžio. Gerai, ačiū. Ir dabar yra kas dar? Berniukai. Ateina Rokutis dabar ir priklijuoja berniukus. Kurgi čia tie berniukai? Berniukų mums reikia, o ką turime? Berniukų. Rokai. Čia buvo berniukas, čia berniukas.
Va, tau padėjo Rugilė. Taip, ir dabar štai čia yra tikriausiai žodis berniukai, tai prie to žodžio mes ir priklijuojame. Taip, ačiū. Dabar ką, toliau ko? Lodyklė. Teisingai. Taip, Aš nieko neprijausiu. gerai, o gailė, ateik. Rodykite. Kas atsitiko, benukai? Tai Elija pyksta. Kodėl pyksta? Elija tikrai galės. Tikrai dar mes žinom. Oi, tu net neįsivaizduokite, mes dar turėsim rodiklį. Gerai. Priekis, linknus, tai priekis. Spausti. Ne, gerai, tik sakau priekis rodiklės linknus. Taip, o čia prispaus. Taip, paėmė. O šitą. Gerai, tai dabar žiūrėkit, vaikai užaugo, kuo jie tapo? Vyresniais. O kaip vadinasi tas žodis? Didesniais. O jo raidė, kas prasideda, koks žodis? Žiuokai. Jaunuoliai. Ar girdėtas jums toks žodis? Negirdėtas? Jaunuoliai. Taip, jaunuoliai. Nu, tokie, kur būna 16, nuo 16 metų iki kokių ten 20, kokių 2, pavyzdžiui, sako dar jaunuoliai. Tai žiūrėkit, tai jaunuoliai, tai kaip vadinasi tada tie jaunuoliai? M. Tai vaikinas kur parašyta? Čia. Taip, o čia? Ne, mergaitė buvo maža. Mergina. Ateikėlė. Ieškom vaikino ir merginos. Kur čia jie galėtų būti? Taip. Žiūrėk, kur čia reikia klijuoti. Taip. Ir taip. Ir dabar jau jaunuoliai užaugo. Gerai. Atrodo kaip vaikai. Jau, bet tai, nu tai jie dar ir nėra suaugę, bet... čia irgi dar neklydė. Tai dabar Benjaminai pasakyk, kaip tie jaunuoliai užauga, tai kuo jie tampa? Vyrais. Tai kaip vadinasi visi? Tėvai. Taip, bet ne visai taip. O kaip mes galėtumėm juos visus vienu žodžiu pavadinti? Tėtis ir mama. Ne. Kaip mes galėtumėm pavadinti? Kaip mes galėtumėm? Jūs neleidžiat man pabaigti sakinio. Kaip mes galėtumėm pavadinti? Gynai. Moteris. Vyras. Benai, tu vėl mane pertraukiai. Nepabaigiau aš. Moteris, močiutė, vyras, senelis. Kokiu vienu žodžiu mes galėtumėm pavadinti šiuos žmonės? Ne. Nu taip ne. Tėvai. Ne. Nebūtinai turi būti tėvai suaugę žmonės. Eigi. S raidė. Suaugusieji. Suaugusieji arba suaugę. Tai reiškia jau užaugo, ar ne? Taip. Žinok, Elija, yra vaikų, kurie neklijavo nieko. Pavyzdžiui, Pauliukas. Pauliukas. Ateik, priklijuosiu kažką. Va, čia yra suaugusieji net 4 suaugę. Tai yra, dabar žiūrėk. Pažiūrėk, koks čia galėtų būti žodis? Kur tu galvoji yra močiutė? Taip, kas čia dar nebuvo? Adomas nebuvo, ateik. Dabar čia yra koks žodis tu galvoji? Ne, pirma M. Moteris. Kur čia yra moteris? Mergina. Ne, jau moteris. Jau užaugo mergina ir ji tapo moterimi.
dabar Rugile užaugo vaikinas ir tapo vyru. O jau vyresnis, jeigu vyras, tai tada kaip jisai jau vadinamas? Taip. Tai senelis savo kai ateis priklijuoti. Nuklijavai. Rodiklės? Gerai. Dar man priklijuoti, ieškom, kur senelis parašytas. Senelis. Taip. Ir dabar dar reikia mums Ugnius ateis mums rodiklę priklijuoti. Tai dabar žiūrėkit, jaunuoliai tapo kuo? Kuo jaunuoliai tapo? Suaugę. Taip, ir nuo jaunuolio iki suaugusių. O dabar klijuosim dar. Tai pažiūrėkit, mes dabar sukūrėme, mes dabar sukūrėme sekos žemėlapį. Aš rodau, jūs sakot. Kūdikis, vaikai, jaunuoliai, suaugę. Taip, teisingai. Bet žinokit, šitam plakate mes galime sukurti dar vieną mąstymo žemėlapį. Bet Benjaminai, dabar išsiaiškinkim, ką mes dabar turėsim daryti. Nes čia yra sekos žemėlapis, o dabar mes kursime burbulo žemėlapį. Taip, tai kai iš vieno dalyko išsiskirsto į kitas, į daugiau sričių išsiskirsto, į daugiau dalykų. Taip, vieną dalyką išskaidom į atskiras dalis. Tai dabar turim šeimą ir į ką mes ją išskaidom. Tai o kokios tos dalys? Dabar čia jos yra visos. Kokios tos dalys? Taigi užrašyta. Kūdikiai, Ne. vaikai, jaunuoliai, suaugę. Tai dabar, kadangi jau čia neseka, o mes skirstom, tai dabar ateikit man parodysit, kaip jūs turit rodiklės priklijuoti. Ateik Benjaminai. Aš. Benjaminui pažadėjau. Kaip dabar rodiklę tu? Kaip klijuosi rodiklę nuo šeimos, nuo žodžio šeima? Jeigu mes šeimą išskaidom į dalis, nuo kur klijuosi? Nuo čia į kur? Suaugę. Nu tai gerai, jeigu suaugę, tai taip tada. Gerai. Dabar tada ateina, ateik, Rokai, tu čia net abi rankas pakėlė. Jau buvo. Gerai, kad jis labai norėjo. Tai dabar iš šeimos, kas dar šeimą sudaro? Kūdikiai. Kūdikiai, klijuoja čia rodiklę. Ne, rodiklė va taip žiūrėkit į viršų. Kieno čia kojytės neraimus ateis rodiklį klijuoti. Ačiū. Ateik Monikute. Dar šeima kas sudaro? Jau kūdikius ne, neįtapusio rodiklė. Šeima. Vaikai. Žiūrėk. Šeima įskyla į daug dalių. Taip, tai vaikai, taip. Ir tada ateina Benas. Pradžia rodiklės yra lišinė. Šau. Kur dar trūksta rodiklės? Į kur? Jaunuoliai. O dabar žiūrėkit, kūdikiai būna. Jau gali teikti. Kūdikiai būna. Kokie? Ne, kūdikiai būna. Kūdikiai būna. Ne. Ir berniukas. Vadinasi, iš kūdikių eina dvi rodiklės. Viena į berniukus, kita į mergaites. Dabar toliau vaikai į ką išsiskaido Elija. Į ką vaikai išsiskaido? Į ką skaidosi vaikai? Į ką?
Vaikai skaidosi į ką? Mergaitės ir taip, gerai. Tai klijuoja. Nuo vaikų taip, į mergaitės ir į berniukus. Toliau ateina, kam čia dar neramu? Kam jau žiovauji? Rokuti, tau neramu? Ateina Lukas. Tuoj, pabaigiam, gerai? Jaunuoliai, mergina ir vaikinas. Kur Lukuti mergina ir vaikinas? Tai čia mergaitė. Taip, teisingai. Rodyklė žemyn, nuo jaunuolių žemyn. Apsuk ne taip. O šitaip. Taip, viena į vaikinus rodyklė, taip, o kita į merginas. Taip, ir dabar suaugusieji ką išsiskaido? Saulytė dar nebuvo visai ateiti. Į ką išsiskaido suaugusieji? Išvardinkit suaugusius žmonės. Suaugusieji. Kas? Vyras, moteris, vyras. Čia. Taip. Taip, dabar šitą į senelį. Dar vieną į. O dabar į apačių rodyklės eis link moters ir link ko? Link moters ir link vyro. Močiutė. Ne taip, va taip turėtų. Gerai, tai pažiūrėkit, kokį mes sukūrėm žemėlapį. Žinokit, čia yra labai sudėtinga, mes atlikome darbą. Jūs esate šaunuoliai, kad taip stipriai padirbėjo. Tai dabar, dar kartą priminkit, Benjaminai, tu labai gerai pirmai pasakei, kas tai yra seka? Kaip tą sakei? Ne, kas yra seka? Ne, aš noriu, kad Benjaminas pakartotų, kaip jisai sakė. Kai vienas žmogus eina taip, tai dabar atsistojame ir va taip paskui mane pasisukat visi vienas paskui kitą savo vietose. Seka tai yra vienas paskui, kur einam dabar? Paskui mane. Paskui mane. Paskui mane. Taip kaip aš einu, taip ir jūs. Gerai, kėdžių neimkit. Tik aš pasiemu, nes man nebuvo praėjimo, todėl aš praėjau. Jūs einate. Dabar einam paskui mane. Einam. Dabar mes truputėlį pereisim į kitą patalpą, tai jūs galite kažką. Taip, galėtų.